Ši meditacija yra skirta 7 subtiliųjų kūnų išvalymui ir aktyvacijai. Ir dabar pasirink savo patogią padėtį, gali gulėti arba sėdėti. Nesukryžiuok rankų, nesukryžiuok kojų. Užmerk akis ir kelis kartus giliai įkvėpk. Gilus įkvėpimas per nosį. Sulaikyk tą kvėpavimą. Ir tada lėtai iškvėpk per burną. Pakartok tai dar kelis kartus. Giliai įkvėpk per nosį. Užlaikyk. Ir lėtai iškvėpk per burną. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu pajausk, kaip dar ir dar labiau tavo kūnas pradeda atsipalaiduoti. Jis dar ir dar labiau atsipalaiduoja. Ir dabar gali jausti, kaip tavo kvėpavimas suvienodėja. Jisai tampa vienodas, tolygus, ramus. Ir tu tai darai visiškai be jokių pastangų ir natūraliai. Tau nebereikia stengtis. Kūnas pats žino tą procesą. Ir tai yra visiškai jam natūralu. Ir dabar gali stebėti ir jausti, kaip oras patenka ir išeina iš tavo kūno. Stebėk jį. Stebėk, kaip kiekvienas įkvėpimas užpildo deguonimi visą tavo kūną, kiekvieną ląstelę, kiekvieną molekulę. Ir kai jisai išeina iš tavo kūno, jis tampa dar labiau atsipalaidavęs. Gali stebėti, kaip tavo krūtinė ir pilvas kilnojasi, pakyla ir nusileidžia. Pakyla ir nusileidžia. Dar kartelį pakyla ir nusileidžia. Dabar įsivaizduok ryškią auksinę šviesą.
Jie nusileidžia iš viršaus ir įeina tau per viršugalvį. Šiai šviesai įeinant į tave dabar gali matyti, kaip ji pasklinda po visą tavo fizinį kūną. Ji pradeda tekėti per tavo galvą, užpildo smegenis, veidą, kaklą, leidžiasi į pečius ir rankas, pildydama krūtinę, pilvą, klubus, kojas ir pėdas. Kiekviena tavo fizinio kūno dalis dabar tampa apšviesta ir visiškai užpildyta šia auksinė šviesa. Ji visiškai užpildžius tavo kūną, kiekvieną ląstelę, kiekvieną organą, kiekvieną molekulę. Ir kai dabar jau ši auksinė šviesa yra visiškai užpildžiusi tavo kūną, pradėsime detalų tavo kūno skanavimą. Ir dabar pradedam nuo galvos viršugalvio. Ir dabar lėtai nukreipiant savo dėmesį žemyn. Atkreip dėmesį į bet kokią įtampą galvoje, galvos odoje, kaktoje, akyse, žandikaulyje ar kakle. Ir jeigu aptikai kažkurioje vietoje ar vietose tą įtampą, dabar leisk šiai auksiniai šviesai susitelkti būtent tose vietose. Ir dabar gali jausti, kaip ta įtampa, sunkumas, maudimas ar spaudimas tiesiog ištirpsta ir pasileidžia. Ištirpsta, pasileidžia ir atsipalaiduoja. Viskas išnyksta ir išsivalo. Ir dabar gali jausti, kaip ši šviesa juda į tavo pečius. Jie paleidžia bet kokį krūvį ar susikaupusį stresą. Ir leisk jai tekėti žemyn per rankas, per alkūnes, riešus, delnus, iki pat rankų pirštų galiukų, į nagus. Taip dar labiau atpalaiduojant, išvalant bet kokį bloką, bet kokią sustingusią energiją, bet kokį baudimą, spaudimą.
kiekviename tame taške. Viskas valosi ir laisvėja, valosi ir laisvėja, būtent dabar. Ir dabar ši šviesa pasiekia krūtinę. Sutelk dėmesį į savo plaučius, širdį ir įsivaizduok, kaip auksinė šviesa dabar plečiasi su kiekvienu įkvėpimu. Taip dar labiau stiprindama tavo ryšį su širdimi, išvalo, atlaisvina plaučius ir suteikia tau visišką meilės ir gerovės pojūtį. Ir dabar dėmesį nukreipk į pilvą ir stebėk, kaip ši šviesa jau užpildo visą žarnyną ir visą nugarą. Tuo pačiu metu paleisdama bet kokias virškinimo problemas, nugaros skausmus, diskomfortą. Ir dabar jaus, kaip ši šviesa išvalo visas šias sritis, visus šios organus. Ir visa tai, kas tau nebetarnauja. Ir dabar leisk šiai šviesai judėti per klubus ir dubenį, paleidžiant bet kokią sukauptą įtampą ar emocinės traumas. Ir dabar gali pajausti atsivėrimą ir lengvumo jausmą. Ir ši šviesa dabar teka žemyn per kojas. Sutelk dėmesį į šlaunis, kelius, blauzdas, kulkšnis, pėdas, pėdų pirštus ir jų nagus. Paleisk bet kokį sunkumą, standumą, skausmą ir leisk visiškai šiai šviesai atkurti stiprumą, lankstumą ir tvirtumą. Ir kai ši auksinė šviesa dabar prisotina kiekvieną tavo kūno ląstelę, gali savo vidiniu balsu savo ištarti, kad mano fizinis kūnas yra sveikas ir spinduliuojantis gyvybę. Ir dabar pereisime prie eterinio kūno valymo. Eterinis kūnas yra tavo fizinio kūno energetinė forma, kuris yra sudarytas iš subtilių energijos kanalų, kurie palaiko gyvybinės energijos tekėjimą.
Ir šis sluoksnis yra gyvybiškai svarbus tavo gyvybingumui ir bendrai sveikatai. Dabar įsivaizduok švelnią, elektrinę mėlyną šviesą, supančią tavo fizinį kūną. Ir porą centimetrų nuo odos. Ši šviesa atspindi eterinį kūną ir atkartoja tavo fizinę formą. Dabar savo vidiniu regėjimu su šia mėlyna šviesa pradėk skanuoti, ieškodamas bet kokių vietų, kurios atrodo blankios, iškreiptos, nusidėvėjusios ar patamsėjusios. Šios vietos gali atspindėti energijos srautų blokus ar disbalansą. Ir dabar giliai įkvėpk ir įsivaizduok, kaip mėlyna šviesa tampa gyvesnė ir pulsuojanti energija. Matyk, kaip jau užpildo bet kokias spragas ar nelygumus, lygindama visą eterinį sluoksnį. Įsivaizduok, kaip mėlyna šviesa cirkuliuoja per visus tavo meridianus, pašalindama bet kokius blokus ir taip stiprindama gyvybinės energijos tekėjimą. Ir kai mėlyna šviesa stiprina ir atgaivina tavo eterinį kūną, vidiniu balsu gali sakyti, mano eterinis kūnas yra gyvybingas, energingas ir puikiai suderintas su mano fizinė sveikata. Ir dabar pereisime prie emocinio kūno valymo. Emocinis kūnas yra tavo emocijų, jausmų ir vidinių nuotaikų nešėjas. Šis kūnas yra susijęs su tavo jausmais ir spalvų spektras gali keistis priklausomai nuo emocinės būklės. Ir dabar įsivaizduok švelnią, šiltą, rožinę šviesą, supančią tavo eterinį kūną. Ši šviesa atspindi tavo emocinį kūną ir išreiškia meilės, užuojautos ir ramybės energijas. Kai rožinė šviesa apgaubia tavo emocinį kūną, atkreipk dėmesį į bet kokias emocinės sritis, kuriuose jautiesi užspaustas, galbūt jauti nerimą ar nusivylimą. Įsivaizduok, kaip ši šviesa įsiskverbia į šias vietas, švelniai ištirpdindama bet kokius neigiamus ar emocinius blokus. Leisk šiai šviesai išvalyti ir paleisti bet kokią sukauptą emocinę įtampą ar nerimą.
Ir įsivaizduok, kaip rožinė šviesa, jinai toliau stiprėja, įsiskverbia į visą tavo emocinį kūną ir sukuria vidinės ramybės, džiaugsmo ir pusiausvyros būseną. Pajausk, kaip visos neigiamos emocijos ištirpsta, palikdamas tik pozityvias, raminančias, laimės ir džiaugsmo energijas. Ir kai ši rožinė šviesa užpildo tavo emocinį kūną, vidiniu balsu gali pasakyti: mano emocinis kūnas yra ramus, harmoningas ir pripildytas besąlyginės meilės. Taip ir yra. Ir dabar dėmesį pereisime į mentalinio kūno valymą. Mentalinis kūnas yra tavo minčių, įsitikinimų ir proto veiklos sfera. Jis yra susijęs su tavo sąmoningumu, sąmoningu ir nesąmoningu mąstymu, atmintimi ir įsitikinimais. Ir dabar įsivaizduok ryškią, šiltą geltoną šviesą, supančią tavo emocinį kūną. Ši šviesa atspindi tavo mentalinį kūną, kuriame saugomos visos tavo mintys ir įsitikinimai. Kai geltona šviesa apgaubia tavo mentalinį kūną, susitelk į savo mintis. Įsivaizduok, kaip ši šviesa pradeda skaidrinti protą. Išvalo bet kokias neigiamas, pasenusias ar ribojančias mintis. Pajaus, kaip protas tampa aiškesnis ir lengvesnis. Įsivaizduok, kaip geltona šviesa toliau šviečia, pripildydama tavo mentalinį kūną šviesos ir aiškumą. Pajausk, kaip protas tampa ramus, susikaupęs ir harmoningas. Leisk savo pajusti mentalinę ramybę ir aiškumą. Kai geltona šviesa užpildo tavo mentalinį kūną, vidiniu balsu gali pasakyti: mano protas yra aiškus, susikaupęs ir kupinas pozityvių minčių. Ir dabar pereisime prie astralinio kūno valymo. Astralinis kūnas yra tavo sąmonės kūnas, naudojamas keliauti aukštesnėse dvasinėse dimensijose. Ir šis kūnas yra susijęs su tavo sapnais, dvasiniais patyrimais ir sąveika su subtiliomis energijomis. Dabar įsivaizduok violetinę šviesą, apgaubiančią tavo mentalinį kūną, kurioje pasireiškia aukščiausi dvasiniai dažniai. Ši šviesa yra labai subtili,
bet labai galinga. Ji jungiasi su aukštesnėmis dvasinėmis sferomis. Ir kai violetinė šviesa pereina per tavo astralinį kūną, vizualizuok, kaip jį išvalo ir subalansuoja šį sluoksnį. Visi negatyvūs energijos, disbalansai švelniai transformuojami į šviesą. Palieka tavo astralinį kūną švarų ir švytinti. Pajaus, kaip violetinė šviesa suderina tavo astralinį kūną su tavo aukštesniuoju aš ir dvasiniais vedliais. Įsivaizduok, kaip ši šviesa stiprina tavo intuiciją, dvasinį suvokimą ir ryšį su aukštesnėmis dimensijomis. Ir dabar vidiniu balsu gali pasakyti, aš suderintas ar suderinta su savo aukštesniuoju aš. Ir esu atviras ar atvira savo dvasiniam vedliam ir išminčiai. Ir toliau vizualizuok violetinę šviesą, pajaus, kaip tavo ryšys su dvasinėmis sferomis gilinasi. Leisk sau gauti bet kokius pranešimus, įžvalgas iš savo aukščiausiojo aš ar dvasinio vedlių. Pasitikėk šiuo procesu ir žinok, kad esi visiškai palaikoma ar palaikomas šioje savo dvasinėje kelionėje. Ir dabar pereidame į eterinio šablono kūno valymą. Eterinis šablonas yra fizinio ir eterinio kūno prototipas, laikantis idealią tavo energijos sistemos formą. Šis kūnas egzistuoja aukštesnėje dimensijoje ir yra susijęs su tavo būties dieviškoju planu, atspindinčiu tobulą fizinio ir eterinio kūnų modelį. Ir dabar įsivaizduok gražią, blizgančią sidabrinę šviesą, supančią tavo astralinį kūną, kuri atspindi tavo eterinio šablono dieviškąjį tobulumą. Ši šviesa yra gryna ir kristalinė, rezonuoja su aukščiausiais dieviškojo plano dažniais. Ir matai, kaip ši sidabrinė šviesa rafinuoja ir tobulina tavo eterinį šabloną. Bet kokios iškraipos, plyšimai ar netobulumai švelniai gydomi ir atstatomi iki originalaus dieviškojo modelio. Įsivaizduok šį procesą kaip tavo visos energijos sistemos subtilų derinimą, kuris atkuria ją į tobulą harmoniją su aukštesniuoju aš. Kai sidabrinė šviesa atkuria eterinio šablono kūną, pajausk,
kaip tavo fizinis, eterinis, emocinis ir mentalinis kūnai tampa ir sutampa su dieviškoju planu. Ir dabar vidiniu balsu galiu ištarti, mano eterinis šablonas yra suderintas su dieviškoju tobulumo planu. Ir visos mano būties dalys rezonuoja su šia harmonija. Taip ir yra. Ir dabar leisk sidabriniai šviesai integruoti, atkurti šablono energiją į fizinį ir subtilius kūnus. Taip užtikrinant, kad visa tavo būtis yra suderinta su šio dieviškoju planu. Pajaus gilų suderinamumo ir harmonijos jausmą, žinant, kad tavo energijos sistema dabar rezonuoja su aukščiausioju tavo potencialu. Ir dabar pereisim į kauzalinę kūno valymą. Kauzalinis kūnas yra sielos įrašų ir atminties talpykla, kurioje saugoma visa tavo dvasinė patirtis, žinios ir išmintis. Šis kūnas yra susijęs su tavo dvasia, augimu ir visų gyvenimo atmintimi. Įsivaizduok save stovintį kviečių lauke, kuriame auksiniai grūdai švelniai sūpuojasi vėjyje. Šis laukas simbolizuoja tavo kauzalinį kūną, sielos derlių, kuriame saugomi visi tavo dvasiniai pasiekimai ir žinios. Pajaus, kaip auksinis kviečių laukas pulsuoja gyvybinė energija. Vizualizuok, kaip kiekvienas kviečių grūdas atspindi tavo dvasinę išmintį ir patirtį. Tampa gyvesnis ir šviesesnis. Leisk šiai gyvybės energijai atgaivinti ir subalansuoti tavo kauzalinį kūną, išvalant bet kokias praeities traumas, energetinius blokus ar senus įsitikinimus. Leisk sau prisiminti ir priimti visą sukauptą išmintį ir patirtį iš savo kauzalinio kūno. Pajaus, kaip šie prisiminimai ir žinios harmonizuojasi su tavo dabartinė dvasinė kelionė, padėdami tau augti ir evoliucionuoti. Ir dabar savo vidiniu balsu gali ištarti, mano kauzalinis kūnas yra pripildytas išminties ir dvasinės šviesos, vedančios mane mano dvasinėje kelionėje. Taip ir yra. Ir dabar pereiname prie dvasinio kūno valymo. Dvasinis kūnas yra aukščiausias tavo būties sluoksnis, susijęs su dieviškoju šaltiniu
ir vienybės su visa kūrinyje patyrimu. Šis kūnas yra grynas sąmoningumas ir beformis, jis jungiasi su visatos dieviškoje šaltiniu. Ir dabar įsivaizduok ryškę, gryną, baltą šviesą, supančią visus kitus tavo kūnus. Ši šviesa yra tavo dvasinis kūnas, kuris švyti ir jungiasi su aukščiausiaja dieviškąja sąmonė. Pajaus, kai balta šviesa išsiplečia už tavo fizinio kūno ribų. Ji jungiasi su visata ir visais gyvais dalykais. Pajausk vienybės ir dvasinės harmonijos jausmą, suprantant, kad esi neatsiejama visatos dalis. Leisk sau pilnai priimti ir pajusti šią dieviškąją šviesą, kuri tave užpildo ir pripildo. Pajausk, kaip esi dieviškojo šaltinio dalis. Pilnai priimta ar priimtas. Ir toks be galo besąlygiškai mylimas ar mylima, būtent toks, koks esi ar kokia esi. Ir dabar savo vidiniu balsu gali pasakyti: aš esu vienybė su visata ir dieviškojo šaltiniu kūnas. Mano dvasinis kūnas yra grynas sąmoningumas ir dieviškoji šviesa. Ir dabar jausk gilų žinojimą, visiškas taikos, harmonijos, meilės, kad esi vienas ar viena, vienis su dieviškojo šaltiniu. Ir dabar įsivaizduok, kaip visos šios šviesos, su kuriamis dirbai, susijungia ir suformuoja tavo švytintį lauką. Tavo aura ir pajaus, kaip visos 7 kūno dalys – fizinis, eterinis, emocinis, mentalinis, astralinis, eterinis šablonas, kauzalinis ir dvasinis yra subalansuotos ir suderintos bei veikia vieningai. Ir dabar lėtai pradėk grįžti į savo kūną. Gali pajausti, kaip iš tavo pėdų išeina tarsi šaknės, kurios susijungia su motulė žeme ir pripildo visą tavo kūną žemišką energiją, kuri valo ir transformuoja visą tavo struktūrą ir balansuoja visas energijas,
taip visiškai ir pilnai įžemindama tavo struktūrą. Ir dabar pradėk stebėti savo kvėpavimą. Pajaus, kaip jis užpildo plaučius ir iškeliauja iš kūno. Gali pradėti judinti rankas, kojas. Jeigu yra noras, pasirąžyk. Padėkok savo šią meditacijos praktiką už skirtą laiką savo. Ir pajaus, kaip šios praktikos visi efektai integruojasi į tavo kasdieninį gyvenimą, suteikdami tau daugiau ramybės, aiškumo ir dvasinės harmonijos. Ir kai jau būsi pilnai pasiruošusi ar pasiruošęs, lėtai atmerk akis ir dar kelias minutes tiesiog pabūk, kad galėtum pilnai sugrįžti į čia ir dabar, visiškai pilnai išjaučiant savo sustiprintą energijos lauką, švytėjimą ir auros sustiprėjimą.